Sveiki žvejai! Na, iš tikrųjų džiaugiuosi. Pagaliau atėjo tikroji vasara, puikus oras, saulė šviečia ir atostogauti visus kviečia. Aš irgi neišimtis, atostogų režimas, esu ant liepto, ant ežero ir noriu šį kartą sąskaitą suvesti su karšiais. Praeitą kartą taip silpnai pasisekė, gaudžiau tokius nedidukus, nu, šiandieną mano taikinys stambieji. Kaip bus, tai bus. Velnias čia žino, ar jie pasirašys ant jaukų, tačiau šiandieną paruošęs esu labai rimtas porcijas jauko, aukštos labai klasės, daug įvairiausių kvapų ir paruošime mes jiems tokį stalą, kad jie tikrai neatsilaikys. Taip, kad dugninė meškerė, didžiųjų karšių žuklė ir kaip visada pradedam nuo jaukų. Mano rankose 2 kg Elite klasės Timar Mix aukščiausios klasės jaukai. Pasirinkau geltoną. Dugnas čia tamsus, darysiu kilimą, noriu, kad smulkmė to kilimo baidytųsi ir nelystų man. Tik tai stambiai karšiai, kurie per daug priešų neturi, drąsūs karšiai, rinktųsi į mano pajaukintą vietą. Taip, kad 2 kg Elite klasės, 1 kg stambaus jauko karosas karpis lynas, ekstra klasės, šiek tiek žemesnės, tačiau irgi labai puikus jaukas. Dedu dėl to, kad įvairesnių kvapų būtų porcija, nes karosas karpis lynas šiek tiek citrusiniais labiau kvepia, tokiais kvapais, taip kad tikrai nepamaišys. Na ir tokia bazė, pagrindinė, turiu omeny papildas toksai, tokios bazės, pačios jau žemiausios klasės Timar Mix, tačiau irgi geras jaukas, skirtas tiesiog karšiui, kad daugiau būtų masės, nes jaukinti tikrai reiks daug. Daug jaukinsim, daug karšis ės, reikia įdėti taip vadinamas kokobaldžė. Tai yra priedas, kuris skatina virškinimą, kad karšiai kuo daugiau ėstų, kuo daugiau jiems greičiau organizmas apvirškintų ir pašalintų iš organizmo jauką, kaip sakoma, paliuosuotų vidurius. Ir mano mėgstamieji spalvoti džiūvėsiai, kaip ir minėjau prieš anksčiau laidas, kad visos žuvys yra smalsios ir šitie džiūvėsiai labai puikiai jas vilioja ir jie rankėja po truputėlį ir per daug neprisirija, taip kad priedas būtinas. Aromiksas skirtas karšiui. Naujiena Timar Mix, tikrai puikaus kvapo, karamelės, melasos, bei skystas priedas, taipogi skirtas karšiui. Šitą visą masę dėsime į vieną visumą, na ir kimšime į šėryklas ir bandysime ištraukti tą didįjį karšį. Tikiuosi, viskas bus gerai. Na, tikrai puikus, purus, gavosi jaukas. Paliekam truputėlį, kol į save sugers vandenį, išbrinks. Po to kamšiuosime žirnio šiek tiek, džiūvėsių spalvotų, gal pakarpysim sliekų ir pirmyn bus. O dabar einu ruoštis meškerių. Praeitą vasarą mes gaudydami karšius akcentavome daugiau masalą, tai minkštasias Timar Mix peletės, kad kaip jas galima miksuoti su įvairiais masalais. Šį kartą dėmesį skirsime šėryklom. Dėl to pasirinkau netgi 2 meškeres, dėsiu skirtingas šėryklas ir gaudimo metu pasakosiu apie kiekvieną, kokios savybės, kaip jos veikia ir kaip reikia naudotis ir kokiamis sąlygomis tam tikromis šėryklėlėmis. Šiandien daugiau dėmesio skirsime ukrainiečių sportininkų sugalvotom ir pagamintom šėryklom, kurios vadinasi Feeder Sport. Mano rankose startinio jaukinimui paruošta didelė, talpi šėrykla,
10, tikrai minimum 10 tokių šėryklų startui užmesiu, o po to ant vienos meškerės uždėsiu štai tokio tipo, irgi pakankamai talpes šėryklas ir karšis, jeigu jie atplauks tikrai ėdrus yra daug, ryja ir jauko nereikia gailėti, nekimba 5 minutės, traukėt, metat, per daug tikrai nebus, dėl to pakankamai talpios. Pradinis jaukinimas baigtas, keičiu šėryklą į mažesnę. Tokio pačio tipo, su sparneliais, ir tikrai ženkliai po to pabandysime nufilmuoti, kaip skiriasi, kurioje vietoje išlenda šita šėryklėlė iš vandens ir kurioje vietoje išlenda šėryklėlė be šitų sparnelių kitokio tipo. Tai tikrai skirtumas apie 15 beveik metrų. Na, kaip ir kiekvienoje karščio žūklėje, tradiciškai pradedu juos vilioti su sliekučiais. Na, šitą meškerę mesiu su pelėte ir šėryklą naudoju visiškai jau kitokią, su dantukais viduje, jauką prilaiko ir nenoriu, kad man pasiskleistų greitai jaukas paviršiuje, noriu, kad nukristų ant dugno ir ten pasiskleistų, kad kuo mažiau smulkmės pritrauktų. Iš tikrųjų yra įdomu gaudyti su 2 meškerėm, skirtingom šėryklom, skirtingais masalais ir pasižiūrėsime skirtumą tarp šėryklų ir masalų. Sliekas pirmas iššovė, turiu nedidelį įtariu karšiuką, gaudant pelėtę, žirnių, kimba stambesni šiek tiek. Sliekas 2-0. Mes pabandysime prie slieko dabar šiek tiek pridurti žirnio ir sustambinti dar masalą. Noriu dar priminti, kad pelėtės yra plaukiančios ir reikalingas paspausti nedidelis svarelis
kad masalą labai aukštai neprikeltų, šiek tiek prikeltų nuo dugno. Tai yra toks žolių kilimas, tai šiek tiek tokį palikęs ilgesnį pavadėlį, kad aiškiau išlystų iš žolių ir matytųsi. Eilinį kartą įsitikinu, kad norint pabėgti nuo mažų puskaršiukų, visada sveika pabandyti tikrai minkštasias peletės. Arba galima boiliukus, bet geriau minkštasias peletės tiesiog ant kablio kabini, pamiksuot galima su slieku ir iš karto sustambėja žuvis. Štai ilgai lauktas, pagaliau, galiu pasakyti, normalus, rimtas karšis. Slieko, peletės kombinacija. Galiu pasakyti, kad žvejyba jau pavyko, išsėdėjau lauktą karšį. Sunkus, trumpas toks, bet storas, gražuolis. Na dabar paeksperimentuosiu, kuri šėryklėlė ir ant kiek šėryklėlė su sparneliais greičiau iškyla negu paprasta šėrykla, tinklelis vadinamas, paprastas tinklelis. Pirmiausia, pradedu nuo paprastos. Dar neiškilo. Op, kažkur susukus pusę kelio, šita šėrykla išlenda iš vandens. Na, bandom šitą.
O šita šėryklėlė iškyla kažkur trečdalį susukus kelio, tai pakankamai yra geras rezultatas dėl to, kad, kaip ir minėjau, gaudant, jeigu yra žolių linija prie pat kranto, o dar aktualiau gaudant upėse, kur yra šlaitai, arba tiesiog kur šlaitas didelis, tai iškelt kuo anksčiau, kad nenusipjautų į kriauklyną, neįlystų į žolės, tai yra tikrai aktualu, ypač gaudant, ypač užkibus žuvį. Tai atkreipkite dėmesį, aerodinaminės savybės irgi yra puikios, gražiai tiksliai skrenda ir plus išlenda iš vandens tikrai ženkliai anksčiau. Kaip ir minėjau laidoje, kad šiandieną dėmesį skirsime daugiau šėryklomis. Taigi, šiandien aš pradėjau žūklę štai va tokia Feeder Sport šėryklėlė, kuri, kaip minėjau, su sparneliais ir pakankamai tikrai nemenka, talpi, plus tinklelis. Tai ką reiškia, tai greičiau jaukas išsiplauna, kai būna su tinkleliu. Plus šitą šėryklą reikia naudoti, kai norite greitai pakelti iš vandens, kur yra žolėta ir tolimas metimas, permetate per žolės ir kad neįsipainiotų traukiant į žolės, jinai greitai iškyla. Taigi ją reikia naudoti tuo metu, kai norite daugiau jauko pateikti. Yra alternatyva uždara šėrykla tokio pačio tipo. Jeigu neaktyvus kibimas, tai labai rekomenduoju tada keisti šitą tokią šėryklėlį į šitą uždarą, kuri netaip greitai jauką atiduoda, netaip greitai išsiplauna. Jeigu kažkoks tai mailius ar mažesnės žuvis trukdo žvejoti, tai tada geriau naudoti uždarą, nes jaukas yra nugramzdinamas į dugną ir ten pasiskleidžia jau apačioje, tuom nepriviliodamas smulkmės, ar tai aukšlių, ar tai mažų kojyčių. Tikrai geras yra ir rimtas pasirinkimas. Toliau tokios formos Drenan firmos šėryklėlė, jinai yra labiau koncentruota, geriau skrenda šiek tiek, tačiau silpniau kyla iš vandens. Plus jinai irgi yra uždaro tipo ir jaukas yra, kaip ir šioje šėrykloje, paduodamas arčiau dugno ir paskleidžiamas jau apačioje, tuom neviliodamas smulkmės. Pradžiai pradėjau žūklės ant kitos meškerės, naudodamas kitą Drenan šėryklėlę, atvirą, su tokiais spigliukais viduje. Irgi jinai, kad yra atvira, tačiau krisdamas jaukas prisilaiko ir netaip greitai išsiplauna iš jos ir dėl to bent jau nepasiskleidžia krisdamas taip staigiai ir didesnė dalis jauko yra nugramzdinama į apačią. Praktiškai tai yra vienas iš mėgstamiausių mano yra šėryklų stovinčiam vandenyje. Tikrai geras daiktas ir pakankamai universalus. Ir ką noriu visiems parekomenduoti, kad tikrai reikia žūklės eigoje naudoti skirtingas šėryklas, nes keičiasi ir oro sąlygos, ir žuvų aktyvumas, ir masalas pateikiamas yra visiškai kitaip. Taip kad žuvų įnoriai dienos eigoje tikrai keičiasi ir reikia prie jų prisitaikyti, ieškoti to aukso vidurio ir jeigu netingėsite, keitaliosite, turėsite savo arsenalę įvairiausių šėryklėlių, masalų, tikrai neliksite be laimikio.
Tokie karšiai vadinami dzūkiškai petelnėmis arba aukštaitiškai lentomis. Taigi apsiniaukė oras, pakilo vėjas ir šiandien tikrai užteks, karšiai kimba ir čia be paliovos. Ir ką reikia daryti, kad pagauti karšį? Tai reikia pirmiausia juos jaukinti su gerais jaukais, kokybiškais, daug pridėti kvapnių priedų, tai yra vasara, nebijoti kvapo, nebijoti saldiklių, nebijoti stambių kažkokių tai spalvotų džiūvėsių, tų pačių žirnių, kukurūzų. Reikia paduoti daug jauko. Savaime suprantama, per dieną karšių įnoriai keičiasi. Ir jeigu aš pradėjau gaudyti sliekais, kibo nedidukai, tada pradėjau stambinti 2 sliekai, musės lerva, šiek tiek stambėjo žuvis ir galiausiai, kol pradėjau dėti minkštasias Timar Mix peletės, sumuštinius daryti, karšiai kuo tolyn, tuo didėjo, savaime suprantama, tiksliai užmetus visada į vieną tašką, nepaskleidus būrio kažkur tai bilę po visą ežerą, kažkur 30 metrų spindulių, tai tikrai bus sėkminga žūklė. Jeigu bent jau pradžiai tikrai pataikyti į porą kvadratinių metrų, būtų neblogai. Na, o su jumis noriu žiūrovai atsisveikinti. Susitiksime kaip visada 9 val. Ryto sekmadienį per Lietuvos ryto televiziją. Ate!